Sveiki atvykę prie naujo video ir šiandieną vėl žaisim Image Drive ir praeitą epizodą važiavau apžiūrėti savo BMW ir nelabai pasisekė toj kelionėj, tai atsikėliau ryte, čia viešbutis buvo, pavalgiau, dabar va tokį džipuką trumpam gavau ir šiandienos planai yra, net nežinau, tiesiog žiūrėsim. Tai kokie reikalai apie tą Bemsą? Tie reikalai apie Bemsą yra, nežinau, važiuojam iki tokios aikštelės, kur tenais remontuoja mano BMW ir pasižiūrėsim. Jibat. Ką aš padariu, palaukit. Gerai, važiuojam. Blemba, aš net nežinau, kur važiuoti iš tikrųjų. Nuvažiuojam, pamatysim. Tai jo, svarbiausia nepakliūt policijai į rankas, nes praeitą video nelabai buvo gerai. Tik stengsimės atsargiau važiuot, manau. Ir jo. Gerai. Nevirškim greičio, kaip aną kartą. Sudaužėm dvi mašinas, tai kaip su tuo draugelio BMW tuo? Jo, ten reikės keisti visą važiuoklę, nes į piets. Nu, ir ką dar pasakyti yra apie tą geltoną E39, tai jo, tiesiog dabar saugomą aikštelį stovi. O, žiūrėkit, koks offroadas. Važiuojam pro čia. Jo, dabar stovi saugomą aikštelį. Iš priekio ten nedidelė. Bet pirmą važiuoklę visą sugedo. O tas mūsų M5, tai turi reikalų biškį, tai jo, važiuojam. Pasijungęs 4 ratus, liktai šiandien važiuojam kažkur. Pala, čia ta vieta, jo, kur važiavau prieš tą vietą. Biškė, jo, čia ta vieta, okei. Važiuojam dabar tą aikštelę pasižiūrėti. Kai va čia kažkur avariją padariu. Ir nuo mane mėto labai. Jo. Pala, ne, kur čia padariu tą avariją? Oh my god. Atsiprašau, bet jo, per daug susišnekėjau. Ponas, atleiskit, aš netyčia čia bišką atsitreik. Ačiū, paremontuosi tą galą biškį sudūžęs. Man irgi pipiec. Nu, ką čia važiuoju, visą gerą. Kelių eismo taisyklės man parašė. O ne, policajus. Jo, čia tas tiltas, kur mane. Bet tai pala, aš praleidau tą vietą, kur atsitrenkiau su tuo E39. Nu, čia aš jau su M6 važiavau čia pro tą tiltą jau. Su draugelio mašina kitaip važiavau. Žodžiu, lenkiam per kažkokį čia kalnelę. Eikti, čia geriausia mašina. Džipukas, 4 rato gali būti. O, jėts policajus. Aš kaip pamato policiją, man dabar what the hell, taip blogai. Gerai, saugu. O čia kažkas prie ežerėlio atvažiavo. Puiku. Oik tu sau. Atsiprašau, bet atsiprašau už veidrodėlę, bet svarbiausia, kad mano mašina gyva. Eik tu! Senė, aš dievas esu? Man rimtai reikia mažiau kalbėti. Žodžiu, aš ko tik vos negavau policiją. Ir jo, ten ta degalinė yra, jo, tas stūpas, ženklas mas. Tai, va, šitą mašiną yra, va, tam garaže dabar tvarko. Stabdžius čia yra, padangos,
Tepalų pakeitimas čia liktais. Šitą nežinau. Baterijos. Ir va. Čia liktais važiuoklė. Ne, čia išmetimas. Blema, nežinau. Nu, žodžiu, pasistatom ir paprašysiu, kad iš garažo švarytų tą BMW, nes negalim ten eiti. Ja, pasiparkuojam, užgesinam mašiną ir varom tikriausiai. Nu, nori pamatyti mūsų gražuolę. Štai. Tai čia jau žiauriai arti pabaigos. Tai sutvarkė stogą, išėmė visas detalės ir kas dabar liko, tai įdėti visas detalės. Ir viso bus dėl mašina, viskas pakeista, viskas čia gerai. Tik dabar sparnus reikia, tą kapotą, šitos pala. Kas man čia dabar yra? Ai, gerai, lempas ir buferį. Ir viso, bus viskas mašina paruošta. Ai, davai, drodėliai. Aha. Tai jo. Aš manau, kad rytoj jau tikrai sutvarkys. Sakiau praeitą video, kad susitiksim, kai sutvarkys tą mašiną. Bet nesusitikom. Galim užkurti. Pagirdėt. Galim pagazuot. Oi, sorry. Gerai, galim pagazuot. Kas čia yra? Šios man nepavyko. Nemok pagazuot, okei. Tai jo, tokia mašina. Gali, manau, biškį pralėkti. Nu, yra labai greita, bet aš dar norėsiu pakeisti spalvą, šviesas ir ratus tikriausiai. Da, gal kažką dar patuniguosiu šitą mašiną. Bet jo, taip gražiai turėtų atrodyti su tuo visu. Dabar tai biškį krypia atrodo. Na, tikrai visas pišas biškį tas priekis. Ok. Žodžiu, varom atgal į garažą. Šiaip jums žiauriai greitai yra. Ai, na gerai, paparkuosim čia nais. Sakė, čia paparkuosim. Jis sako, ekranas biškį durniuoja. Jo, labai nebedaug liko, dabar varom savo džipą. Ir... Jo. Nežinau. Važiuojam tikriausiai. Ok, praleiskit. Nežinau aš. Ką dabar veiksim. Varu pavalgyti čia tikriausiai. Čia kažkokia... Ai, čia ne kavinė. Ok. Gerai, varu viešbutį. Ir... Nu ką, atvažiavom į hotelį. Ir... spėjau susitvarkyti mašiną, tą priekį biškį. Ir jo, tai varau hotelį. Susitiksim rytoj tikriausiai. Tai viso. Labas rytas ir gavau žinutę, kad sutvarkė mano BMW jau. Tai galim lėkt pasižiūrėti. Aš nesutot, kad taip greit sutvarkė per vieną dieną. Nu, mažiau biškį tai. Aš dabar labai noriu važiuoti pasižiūrėti. Tai susitiksim, kai atvažiuosim. Na ką, Euro pagaliau atvažiavau ir pasižiūrėkite mūsų bembuką. Eik tu savo. Taip gražiai atrodo. Pagaliau suremontavau, bet dar nebaigta. Pamodifikuosiu, patuniguosiu biškį, pakeisiu spalvą, pakeisiu... Tiesiog viską pakeisiu, manau. Nes dar geriau atrodys. Tipo padariau tamsesnis langus gale. Ir žiauriai kieti, tai galim prasilėkti ir tikėkimės, kad nesudaužysim. Wow.
Jei galim išvažiuot. Eik tu savo. Aš taip ilgai laukiau. Jo. Tik dabar reikia labai atsargiai, nes reikia saugotis policijų ir šiaip avarijų, nes šitą mašiną, nes tas policijos specialiai gadina mūsų mašinas, kad ir Bugatti, man atrodo, būtų tiek daužytų. Na, ką padarysi? Plius ta mašina yra labai greita. Jūs mato, kokia greita šitą mašiną? Aš dar patiniguosiu, dar greičiau varys. Vau, šitą mašiną yra kosmosas. Gerai, aš galiu aplenkti. Ką tu čia? O, atsargiai mašinas. Gerai. Aš nevažinėsiu daug. Tai dabar... Blemba, ką aš čia darau? Ką aš darau? Kur aš varau? Aš noriu varyti į hotelį, bet kodėl aš varau kažkur visai kitur. Ok, nežinau. Eik savo. Bram, aš norėjau į hotelį varyti, kodėl aš čia varau? Visai ne į tą pusę. Kiek čia tų policijų? Čia daugiau policijų negu tų paprastų mašinų. Norim išpaviršyti greitį. Tikiuosi nesupyksit. Ant kiekvieno kampo tos policijos. Aha. Blemba. Prisidirbau. Aš kaip šūdas prisidirbau. Aš noriu mirt. Blemba, važiuojam iš čia. Mašinas, prašau. Aš ką tik sutvarkiau. Papuoliau šūdiną situaciją. Dabar va, čia man šakės. Čios, važiuok. Dabar taip. Man reikia kažkur. Blemba, ko aš prisidirbau? Oi, tas važiuoja iš galo. Traukis iš kelio. Ko jį taip greit važiuoja? Stos, gata! Važiuok! Aš suprantu, bajerio. Kur to mašina random sustoja? Sėkminga kelionė. Labai pasisekė. Jo. Žiauriai pasisekė. Ačiū jums už viską, pareigūnai. Viskas ne pagal planą vyksta. Jo. Susitiksim kitam video, manau. Tai ką, viso gero. Susitiksim kitam video. Bye.